Sveiki. Apie viską iš eilės. Pirma, patvirtintas mano ruoštas pranešimas dėl ES integracijos gilinimo ir ES plėtros. Pakalbėsime apie tai plačiau. Antras dalykas, ką ES daro dėl ekonominio saugumo stiprinimo. Ir trečias, tai kaip bus vis dėlto su užšaldytais rusiškais aktyvais. Šią savaitę Užsienio reikalų komitetas patvirtino didelę balsų daugumą, 56 už, 20 prieš, keletas susilaikė. Mano rengtam kartu su iš Konstitucinių reikalų komiteto pranešėju Pedro Pereira pranešimui, kuris, aš sakyčiau taip, sujungia ir ES vidaus reformas su konkrečiais pasiūlymais, kalbant apie ES plėtros neišvengiamumo ir kaip tai mes galime valdyti ir sutvarkyti ateityje. Daugelis ginčų buvo, beje, čia mes 3-4 mėnesius kovėmės viduje, nematomoje kovoje, suderinti tuos visus dalykus. Iš tiesų, ES turi ir politinės nuovokos ir galimybių daryti reformas ir tęsti dėrybas su ES narėm. Žinoma, aš labai tikiuosi, kada tos naujosios valstybės narės jau bus pasiruošusios stoti, mes turėsime jau reformuotą ES. Be jos, tiesą sakant, aš nelabai tikiu, kad ES gali funkcionuoti taip, kaip mes tikimės ir mūsų žmonės nori matyti. Kągi, ekonominis saugumas yra netuščia tema. Užsienio investicijos, užsienio valstybių įtaka ES pastoviai didėja. Bet tik tai 22 valstybės iš 27 atlieka užsienio investicijų kontrolę. Šiuo metu, tiesą sakant, visoje ES apie 1200 padarytų investicijų yra stebimos, kas tai yra savininkai, kokia čia bus įtaka ir panašiai. Bet tai nėra vien tik istorijos pabaiga. Europos universitetai, mokslininkai glaudžiai dirba su trečiųjų valstybių užsakymais. Štai paaiškėjo, kad vien tik Kinija per 20 metų užsakė apie 3000 tokių tyrimų, perėmė aukštas technologijas, techninius sprendimus. Na, netektų mums, matyt, svarstyti, kur patenka tokie sprendimai. Žinoma, į gynybą, į saugumą ir panašiai. Kitaip sakant, mes tuos savo potencialius oponentus stipriname tokiu būdu. Ar teisingai darom? Abejoju. Ar kas nors kontroliuoja? Lyg tai, bet viskas yra teisėta, pasirašyti kontraktai. Ar taip turi tęstis? Ne, aš manau, kad ne, kadangi mes turime pagalvoti ir apie savo saugumą. Sveikinu Jungtinių Amerikos valstijų Senato užsienio reikalų komitetą, kuris iš tikrųjų priėmė sprendimą dėl ir teiks pasiūlymą, tolimesnį teisėkūros pasiūlymą dėl užšaldytų Rusijos aktyvų konfiskavimo ir atitinkamai pagalbos perdavimo Ukrainai. Tai yra būtinas dalykas. Labai tikiuosi, kad ES ne vien tik stebės procesą, bet ir pasinaudos tą patirtimi, tais teisiniais sprendimais, kuriuos štai pritaikė Jungtinės Amerikos valstijos. Kągi, šiandien Vilnius švenčia savo 701 gimtadienį, bent jau taip pagal visus senus dokumentus. Aš sveikinu visus vilniečius su puikiu gimtadieniu. Gyvenam gražiam mieste, kuris turi gerą ateitį. Ir mes kaip miesto gyventojai, šio miesto sostinės gyventojai turime didžiuotis ir padėti iš tiesų Vilniui skleisti apie save dar geresnę žinią visam pasaulyje, kaip tai darė ir Gediminas, kviesdamas kažkada tai atvykti į Vilniaus miestą, įsikurti, amatininkus, kurti kartu ir iš tiesų didinti Vilniaus žinomumą. Kągi, šį kartą tiek. Gražaus, neslidaus ir nešalto savaitgalio.